Bandysime įsivaizduoti, kad mes esam senos statybos pirkėjai. Senos statybos romantika. Tai realiai iš 4 kambarių turbūt padarytų 5, iš 3 4, iš 2 3 ir iš sandėliuko padarytų dar 2 loftukus. Laiptinė, tokia vizitinė kortelė, indikacija žmonių, kas ten gyvena. Jums niekada nebūdavo baimės tais liftais važiuoti? Blokiniuose būtuose jūs rastumėt laikančią konstrukciją? Blokinius namus turbūt žmonės kartais lygina su kortų nameliu ir jeigu tu vieną kortą ištrauksi, kad neva visas namelis sugrius. Tu nusiperkini truchą ant durų 4, užsirašai savo būto numerį ir užsidedi spinelę savo ir viskas ir tavo rūsys. Ką galvojant apie renovaciją? Gerai ar blogai? Pardavėja, tai atsimenu, laiptinėje kūrendavo smilkalus prieš apžiūras. Tai nežinau, kad piktą dvasią išvarytų. Nu ką, sveiki visi, kurie įsijungia vėl mus. Nenustebkit, nes galbūt išsigasit, galvosim, mes čia ne tie patys. Ne čia įsijungiam. Ne čia įsijungiam, bet jo, pakeitėm tiesiog vietą, esam kitoje vietoje, nežinau, kaip jums, jauku? Jauku. Gera? Jauku, labai būtų malonu, kad žiūrovai įvertintų, pakomentuotų, ar mums gal vis tik geriau grįžti į buvusius namus, ar pasilikti naujuose, čia kur dabar esam. Tai... Jo, pagalvojom, didesnis stalas, galėsim daugiau žmonių pasikviesti, žodžiu, tai šiaip. Jo, tai pradžioje vis gale paminėdavom, tai norim paprašyti mus prenumeruoti, paspausti like, pakomentuoti ir pasakykit savo nuomonę. Jo, šiandien kalbėsim apie seną statybą, apie senos statybos pirkimą ir bandysime įsivaizduoti, kad mes esam senos statybos pirkėjai ir keliausime per senos statybos rajonus, būstus ir kalbėsime apie Vilniaus rinką. Ir tam tikrus niuansus, su kuo galite susidurti nusipirkę seną statybą, norėjau sakyti naują. Aš kaip klientams sakau, čia senos statybos romantika. Ir iššūkiai realiai, nes šiandien tik irgi esam senoje statyboje, matot už mūsų plytas, tai pakalbėsime ir apie mūrinius namus, apie jų pliusus, minusus ir monolitinius, blokinius ir visus tipus. Tai gal mes nuo to galim ir pradėti iš esmės, nes čia, žinai, perkant seną statybą, kartais žmonės ateina su tokiu savo jau nusiteikimu, kad ne, aš blokinę nenoriu, aš noriu tik tais mūrinę, arba noriu monolitinę. Arba atvirkščiai. Įdomu būtų procentaliai aplamai Vilniui, kaip dominuoja blokiniai, monolitiniai ir mūriniai. Procentaliai tai blokiniai jaučiu vienvaldžiai yra lyderiai, nes mūrinių iš tikrųjų reiktų... 8% turbūt, ne? Gal mažiau. Nes, žinai, tų mūrinių vis tiek yra ir tuose pačiuose Žirmūnuose yra tam tikra dalis, ten Antakalnį, Naujamiestį, kiek Senamiestį, tai jų vis tiek yra nemažai. Šiaip kiek jau čia metų daug dirbam, bet dabar galvoju, ar buvo daug klientų, kurie rinktųsi grinai, sakytų, man reikia blokinio ar mūrinio, tai iš tikrųjų mažai. Bet kurie ateidavo pas mane į pardavinėjimą, tarkim, mūrinį namą, mūriniam name, tai jie jau suprasdavo, kad čia yra jau gerai ir kad yra privalumas. Kad mūrinis namas yra privalumas. Tai nežinau, kad žmonės gal suprastų, dėl ko čia tas privalumas ir yra ir panašiai. Tai aišku, mūriniai namai, nežinau, kiek komunaliniai ten šildymo sąskaitos iš tikrųjų skiriasi, bet pats mūras, plyta, molio plyta, jinai yra šiltesnė už patį bloką ir jinai labiau išlaiko šilumą. Tai realiai pagal tą visą statybos reglamentą ir panašiai, mūriniai namai turėtų būti šiltesni. Kitas dalykas, mūriniuose namuose laikančios pagrindinės pertvaros, tai yra pagrindinės išorinės sienos. Viduje iš esmės mes neturim tų laikančiųjų kažkokių konstrukcijų storų didelių. Šitą tiksliai žinai, ne? Bet negalima absoliutinti, žinai, ta prasme yra visokių išplanavimų, visokio dydžio. Jo, ne visos. Gali būti, pavyzdžiui, nežinau, ten židinys kažkur įmontuotas stora siena, faktas, tu ten jos neišmontuosi, bet tikrai yra paprasčiau su remonto darbais, su griovimo darbais negu blokiniam name. Blokiniam name dažniausiai jau yra
konstrukcijos laikančiosios ir, nežinau, man atrodo, visuose blokiniuose būtuose jūs rastumėt laikančią konstrukciją. Blokinius namus turbūt žmonės kartais lygina su kortų nameliu ir jeigu tu vieną kortą ištrauksi, kad neva visas namelis sugrius, aišku, taip nėra, bet iš esmės, tai pradedant, dar grįžtant prie mūrinių namų, tai ten jau, žinai, kai tu pasižiūri patį sienos storį, išorinės sienos įmant, tai jis jau yra gerokai didesnis nei tiesiog blokiniuose namuose pati ta išorinė siena, pats bloko, žinai, storis. Tai lemia automatiškai ir garso izoliacija iš esmės geresnė mūriniuose namuose. Kiti visi niuansai gali būti labai panašus turbūt. Iš esmės. Gal aš dar tokį pliusą gal išskirčiau, man fasadai mūrinių namų yra gražesni, nežinau, dar yra, kai tos atviros tokios plytos būna, tai irgi man šiaip gražu atrodo. Blokas, kiek žinau, jisai skyla ir atsiranda tokie įskilimai blokiniuose namuose, kur vėliau, tarkim, tvarko siūles namo fasade. Ir daug namų greičiausiai matėt, kur yra tos siūlės uždažytos ir namas atrodo kaip supjaustytas toks gaunasi. Tai... Bet kitur yra, kur padaro tvarkingai, tada realiai ir tas siūlės užglaisto ir tada visą fasadą. Jeigu apdažo gražiai, tai taip. Tai tada gerai atrodo. Bet daug namų yra tikrai blokinių baisiai atrodančių, būtent dėl tų skilimų ir panašiai. Nežinau, monolitas. Kas asocijuojasi su monolitu? Dangoraižiai? Man tai asocijuojasi, kad jo aukštesni namai, dažniausiai jo 16 aukštų būna ar ne ir panašiai. Laiptiniai daug būtų. Aukšte daugiau būtų iš esmės. Dažniausiai kaip labirinte ten esi. Man šiaip tos laiptinės labai nepatinka asmeniškai, bet čia skonio reikalas. Jos nejaukas, bet... Ir dažnai būna net dar kaip sandėliuoja žmonės, ten daiktų savo, dviračiai, vežimėlį, visokie. Bet dabar čia gal tvarkosi ta situacija, nes vis tiek ten administratoriai nebeleidžia laikyti dėl priešgaisrinių reikalavimų ten visokių daiktų. Pliusas turbūt, kad yra visą laiką 2 liftai, tai vienas yra tas, pavadinkim, vienas yra krovininis, vienas krovininis ir vienas realiai mažesnis. Tai čia dažnai yra patogumai. Bet jums niekad nebūdavo baimės tais liftais važiuoti, nes, nežinau, šiaip teko nemažai pardavinėti monolise namuose tų būtų, bet dažniausiai būna senas liftas ir kur ten ta knopkė, žinai, paspaudi, dar įsispaudžia kartais ta knopkė ir kai kyli, toks ir žinai, kadangi knopkė įsispaudė, tai nebesusto, žinai, net šoks ir tavo istorija. Ir tu nežinai, ar jisai pakels tavį tą tinkamą aukštą ar ne, tai tokia biški yra baimė. Esu vieną kartą su žmonėmis užstrigęs lifte, tai ne monolitiniam name, bet 9 aukštyje, tai iš tikrųjų, nejaukus jausmas. Tai toks, jo, biški. Aš ir naujoj statyboj, žinok, esu užstrigęs. Tai naujoj, tai kiek man ir teko užstrigti dar baisiau tenai, nes toks stabdžiai tie suveikia, tai ten tikrai. Tai bet tai apie monolitinius, ką mes galim čia labiau paplėtoti iš esmės. Tai monolitinikas, dažniausiai jau jūs tas pasakė, kad jie aukšti būna. Dažniausiai monolitinių namų išplanavimai didesni būna, tai pasižiūrėk, tie 4 kambarių dideli būtai dažniausiai būna 8-9 kvadratų ir jie yra monolituose. Ir blokiniuose, kas standartą turim šiam 4-7 kvadratai, 3 kambariai. Aš net blokiniuose apskritai retai būna 4 kambarių būstų. Tikrai jų yra. Bet tikrai dažniau. Bet yra net kai kuriuose... Gal čia pameluosiu kažkiek, bet tam tikruose rajonuose jų iš vis labai mažai yra 4 kambarių. Arba jie būna 4 kambarių, bet labai maža kvadratūra. Kaip pavyzdys, Lazdynuose šiam 4 kvadratai 4 kambarių, Fabioniškėse 4 kambarių 71, man atrodo, 72 kvadratų. Dėl to dabar delfiniukai fliperiai dažnai 3 kambarių būstus perdaro į 4 kambarių. Ne, tai kas dabar vyksta, tai ten šis dar yra mažinimas. Tai realiai iš 4 kambarių turbūt padarytų 5, iš 3 4, iš 2 3 ir iš sandėliuko padarytų dar 2 loftukus. O ką jūs galvojat, blokinis, monolitinis šilumos atžvilgiu, aš manau labai panašu turės. Aš manau panašiai. Bet jeigu taip dar aš, bent jau man kaip atrodo, pagal kainodarą ir panašiai, netgi žiūrim, pavyzdžiui, jeigu mūriniam name pardavinėjam būstus, pastebėjot, šiek tiek jie brangesni būna. Šiek tiek, bet ir monolitiniai kai kuriais atvejais, tarkim, 4 kambarių būtai, ten brangesni.
labai brangiai parsiduoda. Tai jo, aš čia norėjau taip skirstyti. Nes skirstyti. jau plotai vienas dalykas yra didesni. Ir išplanavimas ten dažnu atveju gali būti toks tiesiog pats. Su 3 balkonais būna, su 2 balkonais. Ne, tai šiaip ir blokiniuose yra dažniausiai su 3 balkonais, bet tas išplanavimas toks patogesnis, žinai. Toks labiau šiuolaikiškesnis gal, taip pavadinkim. Taip. Ok, bet mes dabar esam kaip pirkėjai, tai visgi ką rinktumėtės? Mūrinis, blokinis, monolitinis? Aš gal mūrinį. Aš mūrinį imčiau dėl, vienas dalykas turbūt dėl garso izoliacijos, bet, žinai, mūrinis, labai mažai yra mūrinių turbūt, 9 aukščio, ne? Ir mūrinėse ten irgi, man atrodo, tos laiptinės kartais nėra labai kažkokios. Jo, tai mūrinės faktas čia bus fainiau, smagiau, bet pasirinkimo galimybė tikrai ribotesnė yra. Tai... Nes plius, žinai, čia vėl yra niuansai. Mūrinė tu imsi, jeigu ten, tarkim, 5 aukštį, tada nebus lifto senoje statyboje, žinai, ir tu imsi 4 aukšte, ir sudėtinga, realiai, tu nenorėsi vaikščioti, žinai. Gerai, o nežinau, tai Arūnas užsiminė apie izoliaciją, tai manau galim į garso izoliaciją, tai gal mes irgi pirkdami senos statybos būstą, į ką ir aš pats atkreipčiau dėmesį, tai pirmas dalykas gal į garso izoliaciją. Teko daryti apžiūros tikrai daug kartų senoje statyboje ir teko per apžiūrą girdėti kito buto televizorius, kai veikia. Ir ką jisai net žiūri, yra galima išgirsti iš tikrųjų. Ir ką šneka. Tai iš tikrųjų, nežinau, kiti gal bando ten muziką įjungti, dar kažką, kad tokius dalykus užslėpti, bet gal pirmas dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį atėjus į apžiūrą būsto, tai pasižiūrėti, paprašyti gal to pačio brokerio šiek tiek tyloje pabūt. Ir, nežinau, paklausyti, ypač jeigu vakare būsit apžiūroje, 7, nežinau, 8 valandą, tai tikrai kaimynai dažniausiai jau būna. Ir paklausyti apskritai to pačio trepsėjimo, bildėjimo, garso iš kito būsto. Bet man atrodo, čia, žinai, čia tiesiog yra, reikia suprasti, kad blokiniuose namuose, ta garso izoliacinė yra tiesiog prastesnė. Taip. Ten, žinai, nieko nepribursi, kažko anksčiau buvo, anksčiau tie blokai, ten viduje būdavo tas kažkoks apšiltinimas, kuris realiai čia per N metų, ten viskas yra, jo nebėra, viskas sukrytę, tie blokai yra tuščia viduriai. Ir ten realiai tas garsas sklinda, kaip jisai nori, žinai. Bet to nėra taip, kad ne visuose blokiniuose, aišku, čia kaip pagalvoju, visur atrodo, tas pats turėtų būti, bet kai vykdai apžiūros, tikrai girdi, kad vienam blokiniam bute žiauriai girdisi kaimynai, o kitam, pavyzdžiui, blokiniam, aišku, gal ten tie kaimynai nebūna grįžę, kaimynai. Gal tylesni kaimynai, bet tikrai nėra antiek jau garsiai. Tai aš tai vertinčiau pakankamai panašiai. Gal tas pats čia, žinai, dar kas priklauso, jeigu žmonės darosi remontus, gręžia naujas rozetės, sieną štarbuoja ir panašiai, gal dar tą izoliaciją kažkiek mažina. Faktas taip pamažina, nes tikrai yra tekę girdėti, kai žmonės darosi remontus ir rozetė darosi skylę ten štrabuoja ir vos ne pas kaimyną tinkai nukrenta. Tai žinai, tai čia tiesiog senos statybos žavesys. Čia nuo šitų niuansų nepabėgsi. Su kaimynais greitai gali susipažinti. Čia aišku toks šiek tiek dar intarpas, kalbėsim kažkada ir apie aišku naują statybą, bet dabar tiesiog su pirkėju, kuriam atstovauju, žiūrėjom senoj statyboje, kur perdaro į studijas butus. Tai jisai paprašė pardavėjo atstovo abiejų būtų raktus ir kaimyninių dar abiejų būtų. Ir jis ėjo į kaimyninius būtus, užleido per telefoną muziką ir grįžom tada į būtą ir jis klausė iš tikrųjų. Tada darėjo į kitą kambarį parėkt ir žiūrėjom, kaip ta izoliacija. Tai pavyzdžiui, su viena irgi siena, pavyzdžiui, prastesnė. Jautėsi vienam bute prastesnė buvo izoliacija. Tai nežinau, kaip taip spręs, kaip kas darys, bet galima, čia labai neįspręs. Galima ir tokius bandymus daryti. Ne, tai išspręst gali, nes jisai dabar nusprendė tiesiog dėti akustinę plevelį ir izoliaciją papildomą. Tai jo, tą visą laiką gali pasidaryti. Galima, taip. Ypatingai, jeigu tu įsivertini, kad tikrai ta izoliacija prasta. Netgi senoji statyboje, aš manau, o kodėl ne,
žmonėms užsidėti dar vieną mėlyną gipsą ir taip. Vienas mėlynas, žinok, jis mažai ką pagelbės, ten reikia pagal Knaufo technologijas, kiek aš žinau, po 3-4 sluoksnius dėti, tai įsivaizduok, ant kiek tu sumažinsi buto kvadratūrą dėdamas papildomai sluoksnius. Tada dar kalbėkim ir iš viršaus ir iš apačios, jeigu kaimynai yra viršų ir virš tavęs vaikšto, tai irgi tai čia jau realiai, nežinau, čia niekas nepadės iš esmės. O esat girdėję, kad yra dar akustinės plėvelės toks plonus? Jos parduodamas yra muzikos parduotuvėse. Aš esu matęs, kad įtempiamos lubos turi būtent akustinės savybės, kai kurias, kad pati ta plėvelė. Aš žinau, kas dėjosi tas plėvelės, sakė, labai padėjo. Tai nežinau tiksliai technologijos, kaip ten kas storiai, kokie dedasi ir panašiai. Tai galim tuo pačiu, kadangi... Tai gerai, bet apie mūrinius, tai pasakėm, kad tikėtina, aš pasakiau, kad tikėtina, kad bus geresnė garso izoliacija. Tai taip ir bus. Monolitiniuose. Monolitinis aš panašiai jaučiu, kaip blokiniuose bus, nes ten... Aš sakyčiau, monolitiniam gali būti geriau. Aš irgi manyčiau, geriau bus ta sienos konstrukcija, nebiškai yra kitokia, man atrodo, gal storesnė ir tiesiog tada geriau garsai tai izoliuoja. Jo. Tai tiesiog apkalbėjom apie garsą, tai tuo pačiu, kas tą garsą kelia, tai įvairūs kontingentas dažnai, ar ne? Tai galim Kaiminystę? Jo, apie kaiminystę. Tai vėlgi, galim daryti prielaidą, kad senoje statyboje visokių tų gyventojų gali būti, senyvo amžiaus žmonės, kur bus labai tylus, gali būti tie patys senyvo amžiaus žmonės, bet kažkokie tai galbūt išgeriantys, patriukšmaujantys ir taip toliau, o kiti ten su 2 šunim būti ir tu dėl prastos garso izoliacijos girdėsi tų gyvūnų lojimus ir taip toliau. Tai čia ta prasme, vieną savo patirtį teko turėti, kur virš mūsų, ten jau kai būtą pardavėm, paaiškėjo, dar nebuvo jis parduotas, bet paaiškėjo tuo metu, kad kai pardavinėjom, kad gyvena vyresnio, pensijinio amžiaus žmonės, bet tokie, asocialūs, kitaip nepavadinsi. Ir nuėjo, santechnikas nuėjo pas tuos kaimynus, nes pamatė, kad apibėgęs pas mus kanalizacijos vamzdis, tai sako, gal pas juos pratrūko, gal dar kažkas. Nuėjo pas juos ir pamatė, kad, sako, jo, pas juos visam bute šuns plaukų yra jau dabar sluoksnis, ta prasme. Jo, gal čia ir pabaigsim. Tada tualetas pas juos, sako, matas, kad neveikia jau turbūt gal pusę metų, gal dar ilgiau. Ir jie tiesiog viską, ką susitvarko, pila tiesiai į kanalizacijos vamzdį ir sako, jie, kadangi seni žmonės kažkur gal nepataikė dar kažką ir galėjo prabėgti ar kažkas tai to. Man šiurpas toks eina. Tai nedaug dėtas dažais kvepintis, mes jį pardavinėjom ir panašiai ir taip. Tai tu niekada negali būti tikras dėl kaimynų. Bet galima įsivertinti tą dalyką. Aš, pavyzdžiui, labai dažnai žiūriu į duris kaimyno, ne? Ne, tai jau čia vienas asmeninių dalykų. Pasižiūrėk. Apskritai, laiptinė prasėdi. Langai, ar bent jau yra pakeisti. Tame bute, pas kaimynus ir duris iš esmės. Bet aš ką turiu pasakyti, tu niekada negali žinot, gal už sienos buvo labai rami moteris gyveno tyliai. O po savaitės parsidavė. Pardavė ir atsikėlė ten, nežinau, jaunas vyrukas, kur ten kiekvieną dieną vakarėlį, žinai, vyksta. Tu niekada negali, bet kažkokią prevenciją bent jau kas tuo metu gyvena, galbūt tokį pasitikrinimą. Galima pasidaryti. Dažnai tą klientą ir padaro iš esmės. Ir labai yra laiptinė, tokia vizitinė kortelė, indikacija žmonių, kas ten gyvena. Jeigu ten kvapai, dar kažkas, tai, jinai gali būti seniai dažyta, dar kažkas, bet, jeigu ten kvapai kažkokie, neaišku, atvirai pasakius, šlapimų trenkia laiptiniai, ten turbūt ne. Nes dažnai, yra tu ateini į laiptinę, tvarkinga laiptinė, visur duris tvarkingos ir realiai tu pamatai, ten prasilenki su tais gyventojais, taip, matai, kad ten yra šiek tiek gal vyresnio amžiaus jie, bet visi tvarkingi, tu prasme, ten ir su pardavėjais tu pasikalbė apie tos kaimynus ir realiai visi sako, pas mus čia nėra jokių ten, žinai, alkoholikų, asocialių žmonių, visi ramus, tvarkingi, N metų gyvenantis, tai tada jo, viskas tvarkoja. Galima su tais pačiais kaimynais, ne kartą ir mano pirkėjai yra taip darę, kad eit pas kaimynus tiesiog pasiklausinėt, arba jeigu yra, pavyzdžiui, namo bendryje, galima pačiam pirmininkui namo paskambinti
Ir namo pirmininkas, aš manau, irgi suteiktų tokią informaciją. Nu, kažkokia žino, ta prasme. Bendrijos pirmininkų man irgi visokių tekę susidūna, bet pats tiksliausias būtų nueiti pačiam ir tu savo nuomonę susidarysi, žinai, kas ten prašau. Svarbiausia yra šoniniai kaimynai iš esmės. Nu, ir aš dažnai, net kai pirkėjus atstovauju, tarkim, jeigu mes ten žiūrim kokiam 7 aukšte būstą, tai sakau, leidžiamės net ne liftu, o einam peškom. Tiesiog apeit visą laiptinę reikėtų, pasižiūrėti, nes gal taip ten gražu viskas, bet kokiam 4 aukšte ten gal pamatysim to, ko gal nenorėjom pamatyti. Tai kažkada mano viena pardavėja, tai atsimenu, laiptinėje kūrendavo smilkalus prieš apžiūras. Tai nežinau, kad piktą dvasį išvarytų. Nežinau kodėl, aš ten kvapų kažkokių labai toj laiptinį nematydavau, bet pas ją toks būdavo, kad jo, prieš apžiūras jinai visada laiptinį. Nes realiai tas smilkalų kvapas gali kitiem nepatikti. Gali jis net ir tartinai atrodys, bet aš toks, nežinau, vienas įvykis atsiem buvo. Nes šiaip, pavyzdžiui, anksčiau, nu dabar bent jau yra labai pliusas, kad nebėra tų šiukšlių vamzdžių. Viskas yra užvirinti, ten užrakinti, niekas nebenaudoja, tai tada automatiškai tų kvapų yra nebeliko. Bando gal atsidaryti ten, kur jūs. Jo, bet ten aišku būna vyresni žmonės, dažniausiai mėgsta visokių gėlių pristatyti, iš to jau sprendi, kad čia pajaukina laiptinę. Pajaukina. Ir dar anksčiau labai dominuodavo, ten ypač 9 aukščiuose, kur yra tie bendri balkonai. Ten nežinau, kokiu tikslu būdavo, bet uždažyti stiklai, uždažyti stiklai dažnai, laiptinės tamsios, tie balkonai ten neaišku kam skirti, bet dabar realiai nežinau, tvarkos iš esmės. Tvarkos ir labai daug, kurie nenaudojami yra tiesiog. Dabar kai kur net iš visų užrakinti tie balkonai yra. Tai ar tekia jums susidurti su graužikais, su tarakonais kažkokiais ir su graužikais turbūt ne. Gal kai užsidarė tas vamzdis, ne, pasinaikino tie vamzdžiai, manau, tai labai padarė didelę prevenciją tiek tarakonam, tiek graužikam. Man nėra tekę gal susidurti, kad taip gyvai matyčiau, bet jo, vis dažniau dabar, nesenai kelis būstus Žirmūnuose pardavinėjau, tai pirkėjų kartais pats pirmas klausimas būna, kaip su tarakonais, nes girdėjom, kad Žirmūnai, nežinau, ar čia tik Žirmūnai, aišku, daugiau čia tų rajonų yra, bet Žirmūnuose buvo kažkokia problema su tarakonais, nes jo, ateina ir žiūri spinteles, ten žiūri jų tuos kampus, kaip supratau, jeigu yra ten juodų, ten tų kakučių, tai reiškia, jau yra tie tarakonai, kažkaip, nežinau. Čia, žinai, kaip yra su tais tarakonais, jeigu pas tave bute atsirado tarakonai, tu išsikvieti į tarnybą, ten įmonę, kuri tavo butą visą ten išpuškė, išdezinfekuoja. Bet tu negali. Ir tada visas tarakonų pulkas iš vieno daugiabučio galo į kitą. Bet realiai taip ir yra. Ir čia yra tokia problema, nes jie tada, žinai, ir laksto pirmyn atgal. O kai visą patalpą ten išpuškė bute, žmogus gali būti, ne? Ten kažkiek valandų, man atrodo, negali būti. Šiaip baisus dalykas, bet nežinau, man tai neteko tokio turto pardavinėti, kuriame būtų, ar bent matyčiau, nežinau, kad ir mirusi kažkokį. Jo, tai čia iš esmės, nežinau, perkant būstą gal reikėtų, aišku, pačių savininkų paklausti, bet greičiausiai savininkai tiesos nesakys. Čia, žinai, kaip, net ir... Ne, jeigu tu ten, kur jie gyvena, pasakys. Tu net dažnu atveju net ir pamatysi. Nu tai va, tikrinant, tai aš sakau, bent jau pas mane pirkėjai atidarinėdavo virtuviai spinteles ir žiūrėdavo spintelių kampus. Tai jie netgi lipo vieni pirkėjai ant kėdės, pasižiūrėti viršui spintelių kampus. Aišku, dabar gal pardavėjai išsivalys tos kampus, bet čia gal pirkėjams toks tipsas. Bet žinai, čia gal vėlgi susiję, kad ten su trūkusiais blokais, su trūkusiam siūliam, bet ir su pačiu gyventojų įpročiais. Beje, Čepulio laidą žiūrėjau apie tarakonus. Tai jie negyvens ten, kur yra visiška švara, nes jie nemėgsta švaros. Tai jeigu šiek tiek patys gyventojai yra apsišnerkštę, kaip sakant, ir ten, žinai, įėjus į virtuvę tau nuo riebalų ten bachilai nusimaudinėje, žinai, tai tikėtina, kad... Limpa batai. Okay, o tai pas tave namie yra tarakonų? Pas mane nėra. Tai švara reiškia? Švara. Stengiamės. Okay. Gerai, tai su tarakonais jo, čia gal yra tikrai didelė problema, bet yra tokių tipsų, niuansų, kur galit gal pasižiūrėti, įsivertinti tam tikrus dalykus, kur reiktų atkreipti dėmesį, bet, kaip sakau, tie tarakonai gali, kaip Arūnas sako, iš vieno namo galo ateiti į kitą. Taip. Gerai, tai ką dar galim įsivertinti, pirkdami seną būstą? Dažnas iš pirkėjų bijo pirmo arba paskutinio aukšto.
kokia jūsų nuomonė. Nu tai čia dažniausiai šitas turbūt ir yra. Pirmo, paskutinio, ir apskritai pasižiūrėkit rinkoje 5 iš 5, tarkim, arba 9 iš 9 jų yra daugiausia skelbimuose dažniausiai, nes jie ilgiausiai stovi ir jų kainos yra mažiausios. Taip. Esi pirkęs kada paskutinį aukštą? Ne, irgi baimę turi, ne? Tai pirkčiau. Okay. Tai aš tai esu ne vieną pardavinėjęs viršutiniam aukšte, tiek 5 iš 5, tiek 9 iš 9. Tai dažnu atveju tai yra mitas, kad būtinai bėgs ten stojo, nu aišku, jeigu ten namą nieks neprižiūri, tai tau ten bėgs, iš esmės, ten pelės ir taip toliau. Bet kiek aš esu pardavinėjęs, tai yra arba pakankamai aktyvi bendryje, arba yra administruojant įmonę. Ir tas stogas ten, nežinau, kad ir prieš 5 metus buvo suremontuotas, žinai, visur visi kampai sausi, niekur niekas nebėga. Taip, galbūt, gali būti niuansas, bet čia turbūt irgi ne visur. Vėlgi, kaip tas stogas, žinai, ten tvarkytas, kad kažkiek žiemą vėsiau, o vasarą realiai nuo stogo prikaitina. Taip. Tai dažnai būna žmonės, kurie gyvena, ir ten kažkurio metu, jeigu darosi remontą, tai jie pasistato tada kondicionierius, nes tiesiog ta danga, jinai realiai yra tamsi, vasarą įkaitina ir jinai visą naktį tą šilumą laiko ir tada atiduoda. Netgi kelias dienas gali būti vėsiau, vis tiek tą šilumą atiduoda. Kaip pečius. Įkaista ir kaip pečius ten laiko. Aš turėjau irgi kelis tuos išsirašęs gal niuansus, dėl ko gal nepirkčiau 5 aukšto. 9 iš 9, okei, liftas yra, bet dėl lipimo. Bet būna kartais, kad nevažiuoja. Jo, kartais nevažiuoja, bet 5 iš 5 dažnu atveju būna tiesiog žmonėm dabar, kai pratę naujoje statyboje visur liftus turėti ir panašiai, tai dažnai dėl pačio lipimo žmonės nenori to 5 iš 5 ir, kaip Arūnas sakė, dėl to pačio karščio, šalčio ir panašiai. Dėl stogo, ten lašėjimo ar bėgimo aš kažkaip labai gal nepergyvenčiau, nes bet kokiu atveju ne aš tą stogą remontuos visas namas. Anksčiau žmonės galvodavo, nežinai, kai nebuvo. Ir anksčiau taip ir būdavo, aš nežinau, bet aš neatsimenu šiaip tokių dalykų. Ne, tai anksčiau eidavo bendrijos pirmininkas ir ten tada su visai žiūrėkit, ten derinam ir tada kaip laiką pirmas aukštas nenori mokėti už stogą, o viršutinis nenori mokėti, kad tau ten kanalizacija, žinai, ten viskas kyla ir bėga. Taip, nu tai čia toks. Bet kiek dabar yra tekę tų atvejų būt, jeigu ten prakiūras stogas, kažkas atsitinka, čia yra viso namo reikalas ir visas namas privalo ir turi mestis pinigus ir tvarkyti tą stogą. Tas pats kaip ir, nežinau, atsiranda siūlė ten 3 aukšte ant sienos, vis tiek visas namas tvarko tą siūlę. Tai dėl to, nežinau, paskutinio aukšto baimių, kad jis ten prakiurs ar kažką, okei, prakiurs, bet jūs supraskit, kad ne jūs remontuosit tą stogą, o visas namas remontuos tą stogą. Būtent. Jūs tuo metu turėsit gal problemų, nes jūsų būstą gali ten užpilt, gali ten kažkas atsitikti. Bet tam yra draudimai. Yra draudimai, kurie jums viską sumokėtų ir panašiai. Tai čia daugiau gal reiktų įsivertinti patį lipimą ir va tą karštį iš esmės, bet iš esmės, kas laipiot patinka, tai galbūt kaip tik yra pliusas jums pirkti paskutinį aukštą, nes jie dažniausiai yra pigesni. Galima tikrai ir 5, ir 10 tūkstančių už mažesnę. Ir niekas virš galvos nevaikšto, tau netrims. Čia yra pliusas. Būna žmonės, kurie pragyvena ten, jie ir ateina ir žiūri tos viršutinius, nes sako, mums buvo taip gerai, niekas virš galvos. Nes nuo šito kulniavimo tu neapsisaugosi nei senoji, nei naujo statyboje, to prasme. Tu visur realiai girdėsi tą dunksėjimą kulnų. Nu, jeigu aš pats 5 iš 5 visą vaikystę, norėjau sakyti, visą gyvenimą pragyvenau, kai daug mažas buvau, tai iš esmės, nežinau, vienintelis gal minusas būdavo, kai nuo Šeškinės Marozų reikdavo bėgti, nu tai kad toli tu turi iki būto bėgti, jie tave vis tiek pagaus. Bet žinai, realiai tas, žinai, kad sunku užlipti, užbėgti, aš atsimenu, 2 dienų, 3 dienų klausimas. Po to ten po savaitės tu lipi, tu net nieko nejauti. Arba atsimenu į tūliką, jeigu labai norėdavai, tai čia irgi minusas būdavo, nes kartais gali nespėti per mėnesį. Čia tavo vaikystės traumas, Marozų tūlikas. Bet tas tikrai yra, čia aišku, ne visai gal į temą, kad 5 aukšte mums irgi teko ten nuomotis kažkurį laiką, tai tu ten realiai pirmą savaitę sunkiau ten fiziškai, tiesiog įpranti, bet ten po to užbėgi, ten realiai nepajauti. Tai jaunom porom
ta prasme, easy, manau, 5 iš 5. O ką apie pirmą aukštą pasakysit? O pirmas aukštas, tai dažniausiai būdavo tie netvarkuoliai gyvendavo ir panašiai, nežinau, kodėl taip gaudavosi, bet dažnai būdavo pirmose aukštose, bent jau ir pas mus, nu, tikrai netvarkingos šeimos gyvendavo. Nežinau, kodėl, čia gal sutapimas tiesiog. Nu, man tai pirmas aukštas, man tai pirmas aukštas visų pirma gal tiesiog dėl saugumo. Iš esmės. Grotos būdavo anksčiau. Jo, vis dominuodavo grotos, realiai visur. Ant balkono tai būtinai. Daug kas kalba dėl kanalizacijos iššūkių pirmuose aukštuose. Aš asmeniškai vėlgi su tuo nesu susidūręs, nors daug metų dirbu, bet... Čia dėl garso, kai nukrenta? Kad gali... Nežinau, ten nusikemša vamzdynas ir tada tau iškyla viskas. Čia net naujoji statyboje yra tokių bairių, kad... Duše ar ten iš klozeto ten pradeda kilti. Gerai, jeigu būtų 9 aukštis pirmam aukšte ir 5 aukštis pirmam aukšte, kurį geriau rinktumėtės? 5 aukšte, aišku. 5 aukšte? Apskritai, jeigu tu rinktumės namą, rinktumės jaučiu 5 aukštį, mažiau kaimynų. Mažiau reiktų sveikinti su kaimynais. Tai tiesiog klausiu. Aš 5 aukštų rinkčiausi. Jo. O tu aišku monolitą, ne? Ne. Nes vienam turte teko matyti, kai kilimėlis naujas padėtas ir galvom, kilimėlis padėtas 3 dienas, jis juodas, ta prasme. Buvo rudas, tapo juodas. Kilimėlis koks? Durų kilimėlis. Pirmam aukšte. Ir tada... Kaimynai ateina, visi nusivalo duris, kojas? Kol laukia lifto ir šuniukas kojas nusivalo ir kaimynas nusivalo. Pats mačiau savo akim šitą reikalą. Tai aišku, gerai, dėl kilmėlio gal nesvarbu taip, bet vis tiek tas momentas, kad aplinkui tave to judesio, kol žmonės laukia to lifto, to triukšmo kažkokio judesio. Natūralu ir naujoji statybai. O dėl tos kanalizacijos turėjot? Ne. Neturėjot? Neturėjau tokių iššūkių. Kad šalčiau pirmam aukšte. Va dėl šalčio, nes Rusys apačioj tai... Bet tas Rusys nebūna šaltas, ten ir katiliai nebūna. Kartais būna vėsiau, kai kuriuose pirmose aukštuose, o kartais tu eini ir ten šilčiau nei laiptiniai, ta prasme, tam Rusy. Bet šiaip kai pardavinėjom, pavyzdžiui, teko ir 5 iš 5 pardavinėti ir 1. Pirmas yra labiau paklausesnis, nes žmonės, pirmas dalykas, senesniems žmonėms daug labiau tinka dėl laipojimo ir panašiai. Apskritai pas mane buvo paieškos sutartis, kur žmogus tik 1 aukšto. Tai aš jau dabar tokią turiu, kur realiai mes 1 aukšto realiai. Tai iš esmės 1 aukštas vis tiek laimi, sakykim taip, gal prieš 5 pardavimo atveju, bet jeigu aš rinkčiausi, nežinau, gal aš gerai pagalvočiau, galbūt jo, gal net dėl izoliacijos, dėl privatumo, netgi to pačio, žinai, tu 9 aukšte, tau vis tiek bus mažiau, nes 1 aukšte dar kai yra butai, kur iš esmės į įėjimo pusę ir tu stovi virtuviai ir čia kaimynas kodą renka, žinai, žiūri. O kas vakarienį pastavė šiandien? Gerai tas nes. Dėl saugumo, tai manau, čia anksčiau galbūt buvo niuansas, dabar dėl saugumo, manau, nereikėtų čia atmesti 1 aukšto, nežinau. Toks. Dėl saugumo tai galima apie rajonus pakalbėti. Tai dar palaukit, kampinis. Kas su kampiniu? Va čia tai jeigu... Šiaip kiek turėjau būtų, jeigu kampinis ir šiaurė, dažnu atveju būna pelės. Nes jisai šalta siena būna dažniausiai, jinai saulės neturi. Tie kambariai, kur kraštinė siena, jie tikrai vėsesni. Mažesnė. Tai tikrai. Jeigu kampinis, bet, pavyzdžiui, ten yra pietinė saulė ir, pavyzdžiui, pietus, kur ten tikrai visą dieną kaitina tą sieną, kažkaip nebūdavo bet dažnai kokia būna problema, kad žmonės pagal savo suvokimą tą sieną bando apsišiltinti iš vidaus ir pasidaro ten ne pagal technologiją. Ir tada 100% pelėsis. Jo, tada 100% pelėsis. Jo, irgi toks atvejs yra. Labai dažnai būna. Tarsi dažnai. Čia nebent, reiktų vis tiek kreiptis į specialistus, greičiausiai, jeigu planuosit šiltintis, kad tikrai pagal technologiją tą pasidaryti, nes dažnu atveju, kaip ir Rūnas sakė, kad bet jeigu tu kažko pridirbė ten. Jeigu pagal technologiją tu apsišiltinę tą sieną, tada kaip ir gal ir geriau, nes tau kaimynų nėra už sieną. Taip. Tuo atveju. Taip. Nes dažnai, jeigu tai būna vis tiek, tai yra visiškai kraštinis butas tavo visam name. Tai realiai tu kaimynus praškai turi tik tais kur? Viršui. Jeigu nepaskutinis aukštas viršui. Jo, viršui. Ir ten vienas kambarys ten galbūt ribojasi. Arba laiptiniai iš vis. Tai šiaip kampiniai kaip ir dėl izoliacijos gerai,
Nes jo, dažnai žmonės galvoja, kad jeigu jisai per pat vidurį, kad labai gerai, bet jūs atsiminkite, kad net kaimynas čia ir viršui kaimynas. Čia net nereikia tada bijotos kraštinės sienos, nes tu gali, susitvarkyti. Gerai, man taip yra. Aš vienintelis bijot visiems gal žmonėms, jeigu šiaurinė pusė ir kampinis, tada, venkit. Tikrai. Jeigu tu pardavinėsi tokį reiškia, nepir geriau to. Jeigu aš pardavinėsiu, tai ten bus pietus. Be jokauju. Gerai, dėl rajonų, nežinau, vis tiek žmonės perka, žino tos rajonus, greičiausiai tai gal dar pereikiam keletą niuansų tokių, kas dar liečia. Rajonus gal ant pačio galo palikim. Tai parkavimas, pavyzdžiui, ar ne, senoji statybai. Reikia įsivertinti, ten dažnų atveju yra problematika, tikiamai prigrūsti. Ypatingai prie 9-aukščio ar monolitų. Man šiaip juokinga, kai būna prie monolito, nežinau, aikštelė 10x10 metrų aikštelė automobilių, o monolite, kiek ten tų gyventų? Eina po truputėlį, savivaldybė tvarko, plečia tos kiemus. Tai iš to kieno sąskaita vaikų žaidimų aikštelių? Savivaldybės, jo. Ne, mažina žalius tai kažkas mažintų, kad tu aikštelė, bet dažnai tie žali plotai būna šiaip ar taip išbjauroti, nes visi žiemą ten mašiną stato, pavasarį ir ten to žolės bet kratį. Aš tai, žinai, kai klientai atvyksta ir sako, čia reikėjo važinėti, kol radom parkingą ir taip toliau, bet 15 ar 200 tūkstančių nenorit mokėti už parkingą dažniausiai. Tai čia gaunat nemokamą parkingą, bet taip, reikės pavažinėti grįžus po darbo valandų. Tai čia, manau, iš vienos pusės kaip ir didelis privalumas norintiems sutaupyti, turintiems ribotą biudžetą jo, bet paieškoti reikės. Aš atsimenu, kai dar Šeškinėje gyvenau senoje statyboje, tai vakare, jeigu grįžti taip kokią 8-9, tai kokį 500 metrų reikdavo paėti. Nes kieme faktas, kad jų tikrai nėra. Už namą dažniausiai nebūdavo, tu važiuodai ten vos ne prie mokyklos, atsimenu, ir ten jau palieki automobilį, ir tada tiesiog vakare paeini. Bet sportas dar niekam nepakenkia. Sportas, jo. Svarbu nesutikti nenaudėlių. Ir kitas dalykas, turbūt sandėliuką, ar ne, ką reikia. Pliusas, kad tu gauni dažniausiai nemokamai. Dažniausiai nemokamai, jeigu nėra kaimynas 3 sandėliukų užgrobęs. Gerai, jeigu pas tavį yra dokumentuose rašyta, kad rūsys yra. Bet, žinai, bet ir tai ne visada. Gali būti rašyta yra, bet tu jo nesiri. Bet teoriškai tu dar turi galimybę eiti ir ieškoti ten su pirmininko pagalba, jeigu jisai kažkiek linkęs į bendradarbiavimą. Bet jeigu to rūsys yra ar nėra, ir tiesiog jeigu šito sakinio nėra dėl rūsio, bet jums duoda rūsį, tai čia nereikėtų, ta prasme, dėl to kelti kipišo, kad kodėl čia neįrašyti. Ne, tai tas tai taip, čia skau blogiau, jeigu to rūsio jeigu jisai dingęs ir nėra seižašė. Anksčiau iš vis būdavo taip, kad tu nusiperkini truchą ant durų 4, užsirašai savo būtą numerį ir užsidedi spinelę savo ir viskas ir tavo rūsys. Jeigu jisai laisvas. Tai man tekia girdėti netgi ir dabar, kur ten bendrijos pirmininkas ar administratorius sako, savininkas sako, anksčiau man atrodo, kad čia buvo mano rūsys. Ar ten yra kažkieno spina? Ne, nėra. Gerai, užsidėkit savo spiną, jūs. Taip. Tai jo, įsivertinkit šitą dalyką, bet jeigu yra rūsys dokumentuose ir jūs jį turite oficialiai, čia labai gerai. Labai gerai. Čia nemokamai, visiškai nemokamai gauna sandėliuką. Taip. Kuris šiaip kainuoja apie 5 gal tūkstančius iki 10 000 naujoje statyboje. Nes kartais čia tų sandėliukų, aišku, jie visi ten skirtingi būna, bet aišku, reikia durys įsidėti normalės, nes vis tiek ten tas saugumas, bet aišku, dabar daug šiaip senoje statyboje pastebėjau, jau durų į namą yra pakeistų ir tos rūsio durys jau ne tos ten. Jau jos seifinės būna. Senos, kur tu ten gali įeiti. Bet jos tikrai yra tos seifinės, normalios duris, kur tu ten nebūtinai gal tau ir pačiam rūsy ten reiktų keistis tas duris. Tai gerai, ir paskutinis tada, ne paskutinis jums klausimas, renovacija. Ką galvojate apie renovaciją? Gerai ar blogai? Iš esmės, jeigu ateinat žiūrėti būto ir sako, man tai jo, čia būto parduodam, bet jau čia realiai, nežinau, Liepos mėnesį renovacija gal prasidės. Aš šiaip ką pastebėjau, kad jeigu, pavyzdžiui, jaunimas eina, ką vadinu jaunimas, tai gerai, apie 30 metų poros ir yra renovacija, tai dažniausiai jie kaip ir apsidžiaugia ir norėtų tos renovacijos. Jeigu perka žmonės, kur ten išsikelia iš kažkokio namo ir keliasi į miestą ir kuriems yra ten 50-60 galių metų,
jie dažnu atveju kažkaip jau vengia tos renovacijos, nes ta renovacija jie įsivaizduoja vis tiek 30 metų ten išsimokėjimas koks nors, mes vis tiek čia tiek metų negyvensim, daug kas taip galvoja ir tada nafik ta renovacija jiems. Tai aš taip gal skaidyčiau, kam naudinga, kam nenaudinga realiai. Nežinau, kaip jums atrodo. Dar yra tie, kurie ką tik remontą pasidarė ir tada renovacija, žinai, nes vis tiek, jeigu ten viduje ir ten... Šilumos sistema, jeigu tvarko. Jo, nu tai ten tada vėl viskas, žinai. Nu ir pasikeiti tų langus, ten, nežinau, dar kažką pasidarai. Aišku, dažnu atveju, kai renovaciją daro, jie atsižvelgia. Jeigu pas tave pakeisti langai, tai išminusuoja tau tos langus. Jeigu ten stiklintas balkonas irgi išminusuoja tos dalykus, tai pigiau tau renovacija. Pirkti renovuotam name butą yra faina, jeigu ten kaina, nu taip, dažniausiai kaina apie 10% plus būna ir jeigu jinai išmokėta, nu faina, bet jeigu tau, žinai, plus 10% ir dar matai, kad renovacijos kokį 7,000 eurų likia išmokėti ir tau tas... Ne, tai tu tada derinės, nu tai bet kur atveju, žinai, tu negali mokėti 10%, bet tu pats išsimokėsi renovaciją. Jo, bet čia labai skirtingai. Bet čia dažnai būna, kad tu turi pats išsimokėti. Dažnai būna, kad savininkas tiesiog aš nemokėsiu tas renovacijas. Jo, bet tai tu tada atitinkamai kainą vertini, ar objekte, ar bute yra išmokėta renovacija, ar neišmokėta, žinai. Taip. Tai, ką mes ir apie prognozės podcast'e kalbėjom, kad šiaip statistika liūdna su renovuotais namais, labai nedaug jų yra renovuotų. Bet didėja, vis tiek jų labai skaičius. Tempai maži, labai. Jo, tai... Man atrodo, ten yra, kaip viskai, daug niuansų ir čia viena klientė buvo ateis pasižiūrėti, kurie, nu, vat, ir klausė, sako, ar bus renovuojamas šitas namas. Sakau, nu ne, dabar jokio plano nėra. O, tai sako labai gerai, nes čia prisiklausiu, žinai, kad čia apie tas renovacijas, tokių ten neigiamų dalykų ir visų. Tai vat klientai, kai ateina ir paklausia tavęs, ar nusimato renovaciją, tu nežinai, kokia reakcija jų bus. Ar kaip tik teigiama, kad nenumatyta, ar neigiama. Nes labai išsisklaidė yra šito klausimu žmonės. Vieni nori renovuoto, kiti nenori. Nu gerai, jeigu mes žiūrėtume, vis tiek mes čia šiandien perkam būstų senoj statyboje. Aš tai sakyčiau labai didelis pliusas ir aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad mano pastatas būtų renovuotas. Tai pirmas dalykas ir šilčiau gyvent, ir šildymo, ir pigiau šildymo sąskaitos pigesnės. Jeigu tu tą kampinį butą, viršutinį kampinį butą, tai tada išvis. Tu turi ir stogą gal sutvarkytą, ir šoną visą sutvarkytą, čia, nu, idealiai. Palaukit, mes kalbėjom apie išlaikymo kaštus. Dar ne, dar prieisim. Tai galim tuo pačiu ir prieiti, turbūt pakalbėjom apie renovaciją, ar ne? Tai jūs su kokią poziciją aš savo išsakiau? Tai jo, aš irgi sakiau, kad... Aš tai už renovaciją iš esmės, nu tai žinai, ir tie daugiabučiai dažniausiai, jų vaizdas pasikeičia. Ir fasadas šviesesnis, jaukesnis. Ir, aišku, yra ten kartais, kai tos fasadus labai tokius spalvotus padaro. Tai kažkoji mėlyna spalva tokia, žinai, užmeta. Nu, toks. Bet yra ir labai gražių namų, tikrai renovuotų, kur padaro, kur ten neatskirsi, ar ten naujas ar yra, senas. Bet va čia irgi čia turbūt diskutuotina, kieno čia klausimas turėtų būti. Ar Vilniaus architekto, ar kas čia sprendžia dėl tų spalvų, nes kai įmeta, žinai, baltą plokštę su kokia raudona, nu tai kiek jisai laiko bus gražus. Jeigu darytų kokias standartinės žemės spalvas, nu tai turbūt jisai daug ilgiau išliktų madoj, kaip sakant. Tu labiau prie žemiškų spalvų? Nu, man atrodo visą laiką gražiau ten, jeigu tos jo žemės spalvos kažkokios yra, tai... Okay. Nei kad mėlyna raudona. Tai mes interjeruose matom, kad tas ilgamžiškesnis dalykas. Kad dar žmonės, nežinau, suprastų tas renovacijos kainas, nu tai iš esmės jis irgi sviruoja, būna pilna renovacija, kai yra daroma, nežinau, viskas. Tai yra fasadai, langai, šildymo sistemos, visas vamzdynas, laiptinės ir panašiai. Būna tos tik tai tokios, kaip aš sakau, pusinės, kur, pavyzdžiui, tik šildymo sistemą keičia, bet, pavyzdžiui, nešiltina. Arba atvirkščiai, daro fasadus ir panašiai. Tai irgi labai priklauso, moka dažniausiai savininkai pagal kvadratūrą, yra kvadrato kaina paskaičiuojama ir kokiam jūs būste gyvenat, pagal kvadrato kainą jums ir išskaičiuoja. Kad taip suprast, pilna renovacija dažniausiai 2 kambarių, nu aš dabar 3 kambarių pardaviau būstą, tai renovuotam name ten buvo priskaičiuota apie 24 000 pilna renovacija. Oho, labai daug. Gerai. Aš manau, gerai, dabar nesiplėskim gal jo. Tai dėl šildymo kaštų, tai irgi atėjus į seną statybą, aš manau, irgi čia toks must dalykas, ką turi pirkėjas paprašyti, tai šildymo ir komunalinių sąskaitų. Jo, tai šitus dalykus paprašys, bet klausimas, ar tu nepirktum buto, jeigu tau patinkančia bute šildymas, nu tarkim, 2 kambarių patinkančia bute, šildymo sąskaita gruodžio mėnesį 103 eurų, o kitur įprastai koks 100 eurų.
ar 9 eurų. Nu, turbūt nepakeistų tavo sprendimo dėl 3 eurų per mėnesį. Aš manau, matai, kai seną statybą žmonės perka, vis tiek pagal kainą tai yra daugiau gal vis tiek ekonominio segmento arba vidutinio segmento, ne, pirkėjas. No. Nes, greičiausiai jisai naujos statybos dėl to ir neįperka, nes ten kaina greičiausiai bus ten 5 ar 100 tūkstančių, gal dar didesnė. Tai jiems, aš manau, tos šildymo sąskaitos ir komunalinių sąskaitos yra aktualu ir svarbu, kiek tai kainuos ir panašiai. Aktualu, bet logiškai mąstant, ten, žinai, per šildymo sezoną, gerai, per visą sezoną. 100 eurų skirtumas ten gali gauti, toks, žinai, tai va toks čia, aš manau, kartais tiesiog pirkėjai to gal neįsivertina. Jiem toks yra, kad, tai čia 40 eurų, žinai, brangiau. Bet dėrybose čia pirkėjas turi daugiau kortų, matydamas tokią šildymo sąskaitą, nes realiai... 2000 eurų, jeigu nusidarė, tai tau čia, žinai, 3 metų. Čia turiu minti, jeigu žmogus jo ima paskolą ir jis yra pasiskaičiavęs, kad jam reiks ten paskolą mokėti 400-500 eurų, tada jis nori pasiskaičiuoti, kiek jiems komunaliniai kainuos ir panašiai, jeigu jis viską sudeda, nes iš tikrųjų būna būstų, kur, tikrai labai didelės tos sąskaitos. Taip, lyginant su sena ir nauja statyba, tai čia kosminiai skirtumai tarp šildymo kaštų. Kur, tekia ir man, tarkim, aišku, aš čia nekalbu, kur senamiestį pardavinėjau būstą, ten ir 400 eurų šildymo sąskaita buvo, aš apie tokius gal nekalbu, kur ten, tikrai jau tokios sumos, kur tave turėtų supurtyti, bet ir tas pačias paimk, nežinau, ten miegamosius rajonus, vienas būstas, kaip minėjai, būna 100 kem, 100 pem, o kitas, žiūrėk, būna, aš dabar Minties gatvėje pardavinėjau 2 kambarių būstą, kem 5 eurų šildymas, 5 eurų šildymas. Čia beje mes kalbam su gyvatuko mokesčiu tos sumos. Ir apie seną statybą. Kitur labai didelis tas gyvatuko mokestis. Taip, 3 eurų. Taip. Tai čia, kosminės. Tai jeigu skirtumas koks 100 eurų, vis tiek, per mėnesį. Per sezoną. Taip. Žinai, tas labai dar priklauso, ar name yra tas šilumos mazgas renovuotas. Kitur būna ten automatiškai pagal lauko temperatūrą, žinai, didina, mažina. Kitur yra ten rankiniu būdu, kur, žinai, pirmininkas ten, kai sugalvoja, ten kažkoks, žinai, ateina biški primažina. Tada padidina. Nes čia, vienam name gali būti sąskaita vienokia, kitoj gatvės pusėje ten žmonės gal 30% mažesnės sąskaitas gali turėti. Čia irgi tas nesuprantamas dalykas. Anksčiau mes galvodom, gal ir kiti pirkėjai galvodavo, kad būdavo ir skaidydami tam rajone, tarkim, ten Šeškiniai, brangiausios šildymo kaštai. Bet, ne, ta prasme, yra vienam name tikrai, kur padorios kainos, yra kitam, kur labai didelės kainos. Čia negali rajoną išskirti, kuriam brangiau ir pigiau. Tai čia greičiausiai neišskirsi. Čia pagal namą. Nuo namą. Pagal namą. Tai aš nežinau, dabar nebent čia pabaigai galėtumėm pačius rajonus paliesti apskritai. Gal išskaidyti pagal kainas, netgi galėtume būstų senoj statybai. Tai aš manau, kad čia gal tik tais reikia įskirti, ką mes čia daugiausiai šnekėjom. Čia apie senamiestį kalbant, tai ten iš vis dar yra atskira tema, ta prasme, senos statybos visi niuansai, Tai čia gal kažkokiu sekančiose laidose. Bet turbūt tavo klausimas sakė, tai gerai, numeris 1 brangiausias. Tai senamiestis, senamiestis bus tada... Čia tokie stulpeliai, kaip kalbėjau, pirma vieta į vieną stulpelį be konkurentų senamiestis. Kur aš net ir sakyčiau, ir Užupis įeitų į tą, žinai, ten Užupis iki Angelo. Taip, ta dalis, žinai, turbūt įeina į tą senamiesčio zoną. Ir kur, svarbiausiai, tokiuose rajonuose ir tu kainų ten nesuprasi, nes ten žirklės gali šokinėti vienas būstas. Tai žinai, vienas būtas turi vaizdą, ten nežinau, į Rotušės aikštę, o kitas turi į 3 konteinerius. Taip. Tai ten tos ir žirklės labai geriausiai tos miegamosius rajonus kainoje sakyti. Tai antras, nežinau, tas kontingentas greičiausiai būtų Antakalnis Žvėrynas. Žvėrynas Antakalnis vienam. Dažnai dar kažkaip tos filaretus traukdo žmonės, nežinau. Rasos, filaretai. Tai čia filaretai realiai čia yra Antakalnio dalis. Tai dar tuos... Rasos, bet toks, vėlgi man... Viso Vilniaus rajonų tikėtina, kad neišvardinsim dabar, bet, žinai, tai yra ta centrinė visiškai miesto dalis ir kažkiek ten kažkas aplinkui. Čia kas, nežinau, mastot pirkt būstą senos statybos Vilniuje, tai galite įsivertinti tam tikrus rajonus. Aš manau, net žmonės mato. Ir pagal kainas. Tai gerai, Žvėrynas, Antakalnis ir tam tikra dalis Naujamiesčio. Tuomet, ar ne, kita grupė būtų Žirmūnai. Žirmūnai ir Antakalnio galas. Aš taip gal sakyčiau. Čia turbūt. Mes miegamųjų ten tų tai trauk negalėtumėm.
Taip. Tada kita dalis jau turbūt prasidėtų Fabioniškės, Pašilaičiai. Šeškinė. Baltupiai, Jeruzalė. Jeruzalė gal net link Žirmonų trauktų, ne? Nes ten yra tų mūrinukų, kur kainos tikrai geros. Jo, nes ten ir statyba yra naujesnė. Ir mūriniai labiau gal dominuoja Baltupiuose. Ir labai nedaug. Tam tikrai du Jeruzalė. Gerų raudonų plytų. Jo, tai va dėl to ten tas kainos didesnis. Ir tuomet sekantį, ar ne, grafą. Man Justiniškės kaip ir vienos tokios, nes jos... Man prie Fabioniškių. Aš prie Fabioniškių ir Šeškinės traukčiau. Nesakyčiau, kad ten kainos 2 kambariai remontuotini iki apie 100 sukas tiek ten. Nes sekantį grafą būtų, ar ne, ten turbūt... Dar Pilaitės nepridėjom, tai Pilaitės aš galvojau, Pilaitė prie brangesnių dėt, bet po to jo, tas nuotolis. Prie tų pačių Fabų ten ir taip toliau, Šeškinės, bet yra kita dalis, Viršuliškės, man atrodo, Karoliniškės ir Lazdynai. Bet vat, ką norėjau apie Justiniškės pasakyti, man Justiniškės tarp Koralų ir Fabų kainų, tokiam viduriukiai, jos nėra kad prie Šeškinės. Bet tas pokytis nėra didelis, ta prasme ten. Tai va dėl to ir sakau, kad kalbam ten iki 5000 eurų skirtumas. Aišku, mes jau čia tuose rajonuose labai tiksliai galim kainas nustatyti, nes ten, sandorių labai daug ir tu jau labai tiksliai. Tai gerai, tai Lazdynai, Karoliniškės, Viršuliškės ir tada jau eina ten turbūt Naujininkų mes niekur nedėjom. Tai čia jau būtų, manau, tas paskutinis segmentas Naujoji Vilnia. Paneriai. Dabar naujininkai, sakyčiau, kad atbunda ir išbrangiai. Kartais tos kainos nustebina, bet jeigu kalbėtumėm prieš kokius 2 metus, aš sakyčiau, kad naujininkai... Aš labai dėčiau prie kokių gal Justiniškių, gal net kainų. Naujininkus? Nes jo, kad stotis yra naujosis. Aišku, gal net ten labai vėl nuo lokacijos naujininkose. Ten, žinai, yra... Pasižiūrėk, yra projektas link Senamiesčio. Naujininkose, bet jie traktuoja kaip Senamiesčio kainą. Jo, atsiprašau. Jo, ir tada Naujoji Vilnia, Paneriai, ten... Ir Vilkpėdė. Jo. Tai gerai, tai kurį rajoną renkatės? Aišku, kad Naujininkus. Perspektyva? Jo, tai va, tai nežinau. Apie senos statybos niuansus, kriterijus, į ką labiau atsižvelgt, manau, viską gal diskutavom, gal kažką pamiršom. Šiaip labai įdomu, kad jūs parašytumėt, pakomentuotumėt, galbūt ką pamiršom, į ką jūs atkreiptumėt daugiau dėmesio pirkdami senos ir ką atkreipė dėmesį į perkamą senos statybos būstą. Galbūt net kokį rajoną mes praleidom, kurį jūs gal išskirtumėt kaip... Aš ką dar svarbų momentą paminėčiau, kad pirkėjai dažnai ateina su nusistatymu, kad sena statyba, čia mes negausim finansavimo 85%. Tai šiaip beveik visi gauna. Nebent ten būtas yra kapitaliai remontuotinas. Bet ir tai būna. Ir tai, man atrodo, gauna 8,5, kiek teka susidurti. Anksčiau čia gal daugiau būdavo. Pas mane klientai dabar gavo finansavimą, turėtų gauti 80%, kapitaliai remontuotinas būtas su krosniniu šildymu. Tai vat krosnis. Nes nėra centrinio šildymo. Bet šiaip jūs standartiškai 8,5 tikrai galima gauti. Tai jo, su finansavimu viskas gerai, realiai su tais pačiais objektais, su tais pačiais būtais viskas gali būti gerai, bet kaip sakėm, atsižvelkite tuos niuansus, ką mes paminėjom, kažkur gal kažkokius mitus gal kažkiek paneigiam, kur ten, žinai, nereikėtų labai išsigąsti. Bet šiaip faina, atsinaujina labai daug šiaip naujų namų, labai daug žmonės rekonstruoja senus būstus į naujus, tai tas smagu. Bet šiaip labai pasijauti, kad krentant, mažėjant palūkanoms, tikrai šitas pirmasis segmentas sugrįžo į rinką. Didžiausia įtaka tai ir darė iš esmės. Ir dabar antrinės rinkos sandorių daugėja realiai. Ir čia mes šnekėjome. Gal net ir galima sakyti, kad tada yra kainos labiausiai kyla, turbūt šiuo metu. Tai mes galbūt prieš laidą šnekėjom, kad dar buvo galima, nežinau, vasarą senos statybos būstą remontuotiną, ten, nežinau, tos pačiose Fabioniškėse paimti už 90 000, dabar realiai už 100 nepaims. Ir šiaip pasiūlos yra labai nedaug. Tai kaip pagalvoju, tas pokytis, kiek čia per pusmetį jau pakilo kainos 5-10 000 eurų, kai kur nuo būsto, jeigu taip skaičiuojant. Tai gerai, čia į kainas gal nesvelkim labai ir tuos visus. Smagu buvo. Tai dar kartą priminsim, paspauskit laiką, subscribinkit ir rekomenduokit draugam. Jeigu turit klausimų, rašykit kastebrokerį@gmail.com.
Nežinau, tai nebūtinai apie seną statybą kažkokį turit iššūkį. Gal temą norit kažkokią pasiūlyti, galite apdiskutuosim. Taip, komentuokit ir susitiksim kitose laidose. Taip, ačiū Jums, ačiū, kad priėmėte naują studiją, tikiuosi patiko ir iki kitų kartų. Iki.